su tuo kailiuku darosi dušnekas. Viskas, brangieji, pajudėjom iš bazės, važiuojam į Austriją, turim ten 3 ar 4 įsikrovimus. Noriu pasakyti ačiū, kad esat čia. Galbūt kiekvieną kartą kartosiu, nes tai svarbu. Bent man tikrai, nežinau. O jeigu jums dar bus ir įdomu, tai superinis variantas. Ir ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą aš jums filmuosiu šiaip epizodiškai gerai. Ta prasme, ir važiavimo, ir pokalbių, ir, kad būtų įdomu. Čia savaime suprantama, kažkokio tai kosmoso neprikursi, kažkokių stebuklų, bet tikėkimės, kad paįvairinsiu medžiagą ir bus kažkas įdomesnio tokio, ar ne? Atėjo toks metas dabar, kada tikrai reikia būti atsargiems. Tai tokią progą noriu pasakyti visiems vairuotojams. Būkite atsargus dabar. Aišku, jau padangas pasikeitėt visi tikriausiai, ar ne? Nuo lapkričio 10 iki balandžio 1 jau reikia važinėti su žieminėm arba universaliom emasais. Tai labai visiems linkiu saugių kelionių. O mes žiūrėsim, kokie orai bus Europoje. Judam. Na ir užsuksim čia į šitą degalinukę Petroliumo. Ant muitinės važiuojant Lazdijuose. Čia visi mano labai geri pažįstami dirba. Labai malonūs tikrai visi darbininkai, taip kad jeigu kada pilsitės ar ką, tai būsit tikrai maloniai aptarnauti. O mes dabar eisim, nusipirksim kokį hotdogą, kavos ir tęsim kelionę link Lenkijos. Busus biškį pakrato. Mūsų tai tik krovinį pažiūro ir tiek. Tuščia ten pasi. Dzień dobry. Proszę dokumenty do kontroli. Prawo jazdy pan ma? Oczywiście. No to ja poproszę. Proszę Dziękuję. otworzyć. No poproszę. Trzymasz pan to? Dzięki. Co pan wiedzie? Sako, kiniečių neturi, sako, iš tų palečių pakavojęs. Sakau, kiniečiai Kinijoje gyvena. O kitos tautybės, sako, neturiu, sakau. Tai gerai, važiuok, sako. Bet toks malonus. Viskas. Patikryti. Tokia dunksna, toks kaip rūkas iškritęs. Pas Lenkus irgi tas pats oras kaip pas mus. Praneša pašalimus, praneša sniegą. Klausiau žinias. Vietos laiku 3:30, o jau tamsu beveik. O mes ką? Baigiam aplinkelius visus. Šoksim dabar į trasą, autostradą. Ir lėksim link Varšavos. Dabar tokie važiavimai ir prasidės. Aš juos vadinu tokiais depresiniais, nes toks oras, žinot, šviesoj mažai važiuoji,
visada tamsa, vėlai švinta, anksti temsta, vienu žodžiu vėl negerai. Bet aš su pozityvu čia į viską žiūrau, kadangi, aišku, ir ne pirmi metai, ir tai yra darbas. Ir koks oras tas bebūtų, visada važiuoji, nežiūrint į nieką. Gerai. Verčiamės ant posūkio. Autostrada slidu tikrai nebus. Sekmadienį šiandien tai turėtų ir vilkikų mažiau būt gal. Pirmin vienišas keleivi. Ten kažkokį transportą. Bet jį čia mėto gražiai. Malin. Apsilenksiu, kažin, turėčiau. Transportėlis geras. Varšuvai, nu kai visada, čia nieko keisto, kad yra kamštukų, bet juda. Svarbiausia, kad juda. Mums tuoj nusukti link centro, pralėksim, o paskui jau bus ramus važiavimas, nieko. 9 laipsniai šilumos. Čia tuose antruose tuneliuose visada kamštynai, susilieja juostos. Man irgi paskui reikiotis reiks. Ai, ką aš čia paskui? Jūsgi viską žinot patys. Visi, kas čia narystėse esat, visi viską žinot. Labas rytas. Nelabai jisai čia labas, pažiūrėkit koks. Tiesiog šlykštynė oras. Ir rūkas, lietus. Vienu žodžiu, šūdini tikrai orai. Austrijoje esam. Jau ant vaizdų galima matyti, ne? Kalnai, rūkas. Vaizdai kalba už save. Čia Platioškės Austrijoje. Man mokėti nereikia, gerai. Privilegija. Kad vairuotojams nereikia rūpintis. Ačiū tiems, kas tai sugalvojo. Šito tunelio ilgis 8 kilometrai. Yra dar kitas 15 kilometrų ilgio. Bet gerai tas, kad 100 galima važiuoti. Greitai važiuojasi. Ir ant sienų rašo, žiūrėkit, po dešiniai pusiai. Kilometras iki Italijos. Opa. Kaip ir Italijoje mes jau. Iššokom.
į itališką žemę. Introdurre il biglietto. Prego attendere validazione carta in corso. Arrivederci. Ritirare lo scontrino. Arrivederci. Sustojau čia Italijos parkinge tokiam kavos susivirti. Susivirsim kavos. Dar daug važiuot. Iš tikrųjų tai negalvojau, kad vakar pavyks viską įsimėtyti Austrijoje ir Slovenijoje, bet kažkaip gavosi taip, kad viską spėjau. Aišku, tų krovinių buvo, kiek jų buvo, 5, 2 Austrijoje ir 3 Slovenijoje. Tai kažkaip tai, nežinau, ir neskubėjau, dirbau įprastu ritmu, bet pavyko, tai va, turiu daugiau laisvo laiko. Galiu su tokiais poilsiais važiuoti Italijoje. Šiaip tai iš tikrųjų net nustebau tokia švara tvarka tam tūlikė ir už dyką. Nemokama. Šiaip neįprastas toks vaizdelis. Visur kažkaip tai bent lėkštelė būna padėta centam ten ar ką, o čia būčiau tikrai palikęs, nes pasiėmiau visada eidamas, tai čia iš įpročio. Euriuką pasiėmė ten ar lėkšteliai, ar, kaip sakant, į tą aparatą įmetė, ar ne, tai bet nereikėjo nieko mokėti. Nu, super. Pasisekė, sutaupiau eurą. O, sutaupiau. Nu, euras prie euro ir 2 eurai. Gerai, judam, važiuojam. Iš tikrųjų tai lėtas gaunasi važiavimas. Keliai geri. Čia pastebėtina šitas dalykas, kad nuo šitos pusės, kur važiuoju, čia nuo Slovenijos, tom autostradom, čia Venecijos, Milano, tai tikrai prie kelių neprisikabysi, čia jau ne Kroatija. Ir įdomiai furistai važiuoja, aišku, čia įvairiausių šalių, kaip pasima lenkimą ir nesitraukia iš antros juostos, nesitraukia. Paskui šitą važiuoju jau kokią, nežinau, 5 kilometrai. Ir kas svarbiausia, kad iš galo mašinos lekia, neina kaip aplenkt. Pas mus kažkaip kitaip biškį važiuoja. Tokį tarpai, žinot, sakykime, nežinau, ten 500-600 metrų ir nenusuka. Vis tiek ta vidurinė juosta ir važiuoja. Tai su ribotuvu važiuojant paskui, nu, tikrai prarandama nemažai laiko. Bet kągi padarysi, nu, nieko nepadarysi. Viską mes suprantam ir toleruojam, taip išeina.
Yeah. Labas rytas, gerbėmieji. Na, taip jau gavosi, kad vakar dviejose vietose pasikroviau. Šiaip galvojau, kad tik tai vienoj pavyks, bet gavosi, kad dviejose, nes antroji vietoje truputį ilgiau darbo valandom dirbo įmonė, tai pasėmiau 2 mocus ir liko dar 2. Ir štai va toks, sakykime, voratinklinis sutampimas diržų. Na, matote, ne, viską puikiai. Šitas raudonas man patinka, Suzukis. Ir po paskutinio karto, reiškiasi, kada virto man tie 2 motociklai, tai buvau sudaužęs stiklą. Tenka man taip pat šiuo kartu parvežti tą patį stiklą, nes čia yra įpakuotas. Nenoriu aš čia išpakuoti jo. Tai va, tai reiškiasi, jam pavyko pigiau čia nupirkti. Ir taip, kad išbridau po praeito karto be didesnių nuostolių. Jeigu bus tik tai 90 eurų, tai čia, žinai, sako, ne tūkstančiai. Va, tokie reikalai, tai ką, tada pasitikrinu aš tada diržus. Ar neatsilaisvino per naktį, nors ant stovinčios, tai aš abejoju, ar čia kažkas atsilaisvino. Ir bandysim judėti link paskutinio pasikrovimo taško. Facendo il male. In this moment, Ya. Prepárate. Estás hablando de español, ¿no? Un poco. español. Yo también. Ok. Porque que viví en español 6 años. Dove? En Almería. ¿Lo sabes? Ya. Es una ciudad que se llama Almería, ya. Spagna? España, good. Mucho calor. Per camminare. Voi spingete, io vado su. Yeah. Good idea. Yeah. 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 Idea, ci facciamo il male, good idea. Però tu un punto sulla pedana e non scendi di giro a pedana. Porco Dio! Hay que quitar de 10, ¿no? O está... No, está bien. Guarda che Está caricare bien. così non è facile, eh. Sì? No, Perché comunque, no, ho paura sempre che se scivoli la pedana andiamo per te. Se vuole portare la moto così, a parte che Gindes mi spacca il culo. Look, espejo. Ya. Nice. Togli? Ya. Qui la Beivì. Casa Beivì che sono. Otras motos Chiave. después. Después, No.
está bien, ahora está bien. Hay que prepararlo, ¿no? Pones las cuerdas. Ok. Ya. Quando tu tienes bisogno, call me. Ok. Ok. Ok, mate. Bueno, mírala, hay que hablar un poquito, ¿no? Vai. Look. No se pone ahora poner la cuerda, porque si pone aquí, Ok. no entra. Ok. And now hay que quitarla de esta caja, ¿no? Maybe. Ok. ¿Tú puedes quitarla? Quitarla. Hay que... Because si entra, no problem. Toglierla. Porco Dio, non ci voglio. Ah, ma il bauletto? Only this? Moto no. Moto no, ok. No, no. Moto está bien. Top. Ok, questa non è la sua chiave. Top. Dai, questo è già il video. Bueno, y ahora hay que entrar. Che somos? Ok, tanto allora sulla sinistra ci devo stare io devo camminare sulla pedana, quindi questa qua possiamo tenerla anche qua, questa qui Si puedes entrar por esta escalera. vai tranquillo. Ok. Tieni la mano, Look. Hop, hop. no, sei su. Venila. Minchia hermano. Estoy cotto. Ya he entendido un poco más para allá. Un poco más. Ya. Pero, one moment. Ya. Ayúdame un Vai. poquito de este. Ya. Ok. Ok. Ya. Good. Perfecto. Go. Perfecto. This our. Ya. This your. Mío. Ya. Bueno. Na tai ką, brangieji ir brangiosios. Turime komplektuką. Tai dar stabdį, reiškiasi, nuspaudžiu, kad jau mocas nedingtų iš tos vietos niekur. Nežinau, gal kam šis patarimas ir padės. Jeigu kas susidurs su tokiu atveju, veš motociklus. Va, vieną užtraukiau, ten užtraukta ir dar čia va du užtrauksiu. Reikia tą mėlyną. Tokį tarpelį, kad čia nei praeisi, nei prašliauši. Bet reikia, kaip sako, vargt, nes jau viskas. Visi suvaržyti, visi reikalai atlikta. Dabar tokie formalumai tik tai belieka. Buvo atėjęs šitas parduotuvės savininkas. Tai patikrino, kaip vienu žodžiu suvaržiau, sutempiau. Viskas tiko, sako gerai. Šaunuolis, tipo sako. Aš čia eis ir ispaniškai, ir angliškai, ir lietuviškai. Nu va, gerai. Per daug netempsim.
ką, gero vėjelio mums, aišku, važiuodami mes pasitikrysim, kaip kas kur. Džemperis. Ir... matot koks voratinklis. Yra reikalų, bet paskui jau nereikia niekur stot. 2 štukės kilų pjauni, nesustodamas, taip sakant. Gerai, žiūram ir nebėgam. Čia judėjimo yra. Čia dabar tik tai žiūrėk, kas kur užkiš. Da čia jie posūkių kaip nerodo, tai čia iš vis. Čia kažkuo man Prancūziją primena toks vaizdelis. Jau Francuose irgi seniai buvau. Įvažiavom į Čekiją, kiek čia mes nuvažiavom, kokie 15 kilometrų. Link Brno važiuojam miesto ir va, pradeda taip sausai, galima sakyti, snyguriuot. Tai toks jausmas, kad kuo arčiau Lietuvos, tuo į didesnio žiemą važiuojam, ar kaip čia suprast? Nu, kelionė likusi parodys. Lenkijoje gausim kokios krušos jaučiu. Iš Krušmus. Nes 11 kilometrų iki pasienio. Čia aplinkui kažkas temsta, rodosi, kaupėsi, lietus. O gal sniegas? Važiuosim bent kokį orų. Mes, gerbimieji, jau beveik Lietuvoje. Toks žiauriai geras jausmas, kada parvažiuoji į savo žemę. Žiauriai geras. Širdis džiaugiasi. Nu va. Kaip gerai po 5 parų grįžt namo. Dabar lekiam iš karto į Ukmergę. Dar galiukas kelio. Tuoj pasakysiu kiek. Uždarau vieną užduotį. Ir Ukmergė. Šimtas 81 kilometras. Žiūkė dievuliau. Ir man neleidžia jinai išvažiuot. Einu nuvysiu.
įsivaizduojat, ant tilto užšoko. Po mašiną ant tilto. Dar tokio bairio neturėjau. Turėjau. Turėjau atsitentuot, nusimt lentą galinę ir tada nuo galinio tilto tik tai aš ją nuvijau. Užšokus ir neina niekur, o su rankom nepasiekiu. Nu vienu žodžiu. Gerai, tai ką reziumuojam, tada trumpai reisą. Ta katė čia pakėlė nuotaiką man. Vienu žodžiu, ką? Gavosi beveik 5000 km, nepilnai ten be porą šimtų. Lygiai 5 paros, viskas praėjo sklandžiai, be nuotykių. Džiaugiuosi, aišku. Ačiū, jeigu paplosit ir jūs. Dabar, aišku, į Kauną, į bazę, palikt mašiną, sėsti į savo, parvažiuoti namo ir poilsis. Dėl kito reiso nežinau nieko. Ačiū jums labai, kad čia esat, žiūrot. Ir ką, tariu iki. Ate.